Sveiki, su jumis šiandien esu Aiva ir šiandien mes turim dar vieną, kuri praeitą seriją mačiau labai patiko, imtynių istorijos video. Tai šiandienos tema, šiaip nelabai planuotai išėjo, nes turėjau dvi kitokias temas, bet kadangi dar visai šviežios žinios yra Hulkas Hoganas. Taip, Hulkas Hoganas praeitą savaitę, kaip žinojom, užgeso jo gyvybę. Tai vat ką sugalvojau šiandien papasakoti. Tai, apie visą Hogano istoriją. O pati pradžia buvo tokia, kad Hoganas debiutavo 1977 metais, bet realiai buvo populiarumo pike tarp 80-ųjų ir 90-ųjų su Aš tikras amerikietis persona tokia, vaikai, valgykit vitaminus, bet jo vitaminai buvo steroidai. Melskitės prieš miegą. Buvo pagrindę superherojus, kuris amerikietis, nes tais laikais būt patriotu buvo cool. Train, say your prayers, eat your vitamins, be true to yourself, true to your country, be a real American. Ir per tuos Ultimate Good Guy metus jisai turėjo labai daug ikoniškų mečų. Vienas iš jų Andre the Giant. Tai buvo WrestleMania, man atrodo, pirma. Per toj pirmoji WrestleMania jisai paėmė milžiną prancūzą Andre the Giant. Hujakšt, puf, apvertė, crowdas explodina, buvo wow, what the fuck just happened, mes to niekada nematėm. Tai vyko, tai pakėlė jo lygį. Jis turėjo savo tokį kaip rival, Macho Man, Randy Savage. Pastoviai kovojo su The Iron Sheik, iš kurio laimėjo savo pirmą WWE titulą. Pagrindė žmogus ikona buvo. Ir galiausiai, kai ėjo metai, bet Hoganas nesikeitė. Ir 10 metų būtų tas pats veikėjas Ultimate American Good Guy, su kurio užaugo viena karta vaikų, bet jau kitai ėjo toksai, neįdomu, ką čia, mums kažko naujo reikia, nes 10 metų tu negali būti tas pats žmogus. Tai Hoganas, kaip ir supratau, nedaėjo iki to ir jisai toksai, aš varau į WCW, nes senais man daugiau pinigų siūlo, ir tada buvo WCW ir WWE toksai kaip reitingų karas. Į WCW nuėjęs, jisai pirmą kartą savo karjerai tapo blogiečiu ir jisai įkūrė NWO frakciją. Tai buvo insane. Tuo momentu, kai jis virtų blogiečiu, kad suprastumėt, žmonės pradėjo šiukšlės į ringą, tiesiog mėtyti butelius, kas papuolė paranka, nes antiek jie nekentė. You can call this the new world order of wrestling, brother. Nuo Ultimate geriečio prie pačio blogiausio vilano. Tiesiog šiukšlės pagrindę, kad žmonės tai mylėjo tiesiog. NWO frakcija, jinai truko labai ilgai. Nuo pat pradžios, sakyčiau, kai Hoganas senais atėjo, realiai iki pabaigos, kai jis jau ten pasišalino, bet su ta frakcija buvo keletą biškai problemų, kad toj frakcijai buvo žymiai per daug narių ir žymiai per daug nėra kur istorija, kad keliautų. Ir dėl istorijų galim mes kaltinti patį Hoganą, nes buvo taip, kai Hoganas perėjo į WCW, jo buvo kontrakte parašyta Creative Control. Ką tai reiškia? Jeigu parašo istoriją Hoganui, jeigu jam ta istorija nepatinka, jisai ją gali savai perrašyti ir nieks negali tipo sakyti, ne, kaip parašė Hoganas, taip turi būti pagrindę, kas yra susijęs su Hogano veikėju. Ir vienas iš tų dalykų, Hoganas niekada nenorėjo prapisinėti. Kaip sako Vince Russo, jisai norėjo, kad Hoganas prapistų tiesiog. Reikėjo jam prapisti titulą ar kažkas tokio. Jisai sako, Hoganai, prašau prapisk. Ne, that doesn't work for me, brother. Davai tu visus žudai, kas ten ringe yra, bet tu vis tiek prapisi, tipo. No, that doesn't work for me, brother. Galiausiai, kas buvo, atėjo į ringą ir Hoganui toksai, Hoganai, jeigu tu nori laimėti, priešininkas tiesiog atsigulė, cover me, blėt. Skaičiuok. Tai tas padėjo savo batą ant krūtinės ir he won. Oh no, I knew he'd never ever miss a big pay-per-view payday. What's just going on? What's just... My God, this is real life. 1, 2, 3. Aišku, miniai tas nepatiko. Po to dar Vince Russo, man atrodo, išėjo iš backstage ar toksai,
Nu, čia Hoganas pats taip norėjo padaryti, jisaigi norėjo laimėti. Iš esmės, jo, bet iš kitos ne, nes Hoganas nežinojo, kad jo priešininkas atsiguls tiesiog priešais jį. Tai buvo toksai, skandalingas ir Hoganas nekartą savo karjeroje toksai sakė, "It doesn't work for me, brother." Ką išvertus? Man tai neveikia. Ir tas dalykas ne tik buvo WCW, jisai kai grįžo atgal į WWE, jis irgi nelabai norėjo jauno talento permesti kitą lygį. Jis nenorėjo prapisti prieš The Rock, jis nenorėjo prapisti prieš Randy Ortoną. Jeigu Hoganas ir prapisti, tai to negali būti. To negali būti. Man atrodo, ar Shawn Michaelsui nenorėjo prapisti, tai Shawn Michaelsas, man atrodo, belia kaip įsiprisinėjo iš Hogano per tą mečą. Įsiprisinėjo, tai oversellino jo judesius. Kas yra oversellinimas, Hogan again. And Michaels, hey, to him for drive. Hogan on the pump. Michaels being elevated. Man, man, I don't think that Michaels has the streak or the Michaels set for the ride. Oh, my God, the big boot. The impact. A leg drop. A hook to the leg. Overall, jo imtynių karjera, kai tik play prasidėjo, jisai padarė WrestleMania Hulkamania. Jis padarė tai, kad tai būtų populiaru ir visas pasaulis žinotų apie amerikietiškas imtynės. Be jo nebūtų dabar to WWE, AEW, TNA, bet ko. Nes žmogus padarė tai, kad žmonėms visiems patiktų. Nesvarbu, kad, ar čia tikra ar ne, bet, tu žiūri ir faina žiūrėti. Tai dėl to, žmogus yra legenda. Hoganas už kadro tikrai nebuvo geras žmogus. Atsiminiau dar vieną istoriją su Undertakeriu, kai jisai per savo podcastą sakė, kai dar jisai buvo YouTube'e. Undertaker, klausyk, nafik tu parsidavai. YouTube'e tavo podcastai buvo dabar WWE podcastai, what the fuck. Žodžiu. Jis pasakojo, kad Undertakeris turėjo duoti Hoganui Tombstone Piledriverį. Parodysiu klipuką, kaip jis atrodo. Ir Hoganas prieš mačą sako jam, aš labai bijau, man kaklas dabar neseniai pataisytas buvo, aš poliarizuotas galiu būti kažkas tokio. Undertakeris sako, aš tavim pasirūpinsiu, nebijok, tu nekrysi ant galvos, tau nebus damage. Eina mačas, menedžeris kažkuris įmetė čierą, kad būtų didesnis damage'as, žinai, ant to finisherą. Undertakeris paima Hulką, krenta ant kelių, kad, žinai, tas judesys kirstų, kirstų, žinai. Padaro judesį ir Hoganas, you got me, brother. Ir Undertakeris peršiko ir toksai, joptvai, mat, aš užmušiau mūsų auksinę žąsį. Joptvai, mat, aš skrendu iš darbo. Čia pizdė, I fucked up. Eina į backstage'ą, Vinco kabinetą ar kažkas tokio. Hoganas ant grindų atsijungęs. He got me. Undertakeris ant panikos atsiprašinėja viską ir, čia jau atrodo žopa, bet, daktarai sako, you good. Tada Undertakeris pažiūri patį mačą, patį įrašą ir toksai žiūri, tas suka. Pagrinde, ką Undertakeris galvoja, kad jisai numetė Hulką ant galvos į žemę. Bet buvo taip. Žemė, Undertakerio keliai, kurie kirto į žemę, čia naisva žemė. Čia naisva Hogano galva, tai, normaliai dar atstumo yra, jam tikrai niekas nebuvo. Ir Undertakeris toksai nuėjo, klausė, what the fuck, tu nekritai, ką tu čia dabar varai? Ne, man čia patempimas, gal aš galvojau, bet negalvojau, gal iš to, žodžiu, atmaisinosi kaip galėjo, bet iki paskutinės savo dienos jis nepripažino ir neatsiprašė Undertakerio, kad padarė jam tokį kaip zapadlo. Tai va tokia fan istorija su Undertakeriu. Ir su Hoganu tai nesibaigė, nes Hoganas nebe wrestlingė. Jisai buvo kadaise 2005 ar kada į Hall of Fame paimtas, iš kurio buvo po to pašalintas, nes Hoganas buvo freaky dude.
pagrindai jis turėjo kažkokį draugą su žmona. Ir tam draugui sako Hoganas, Hoganai, gal tu nori su mano žmona? Tipo, ir aš žiūrėsiu, nes man tipo kaifai žiūrėti. Tas po skirybų, man atrodo, neseniai buvo kažkas tokio, toksai, fuck it, davai, why not? Tipo, freakas biški, žinai. Ir ko Hoganas nežinojo, tai kad tas bičas slaptai rašinėjo jį visus kartus, ir tai buvo ne vienas kartas. Ir per vieną iš tų kartų Hoganas pradėjo žoskai, rasistiškai kalbėti apie savo dukros bičą ar kažkas tokio. Tipo hard R bombus mėtė. Ir tas video po to atsirado internete, nes aš kiek pamenu, kažkas nupiso iš to bičo freako, Hogano draugelio kolekcijos diskus, tipo jo sextapus. Ir po to jį, kaip padarė tokį, žinai, slaptą aukcioną, kas tipo sumokės daugiausiai pinigų man už tą. Tai nupirko kažkokia Gawker, man atrodo, kompanija, ar kaip dabar jinai vadinasi, ir jį patalpino online. Po patalpinimo iš karto viskas ėjo Hoganui iš Hall of Fame išimtas, visi sąsai su WWE ištrinti pagrindė buvo, ištrynėmis istorijos, nes, what the fuck, negalima taip tokiam žmogui būti. Bet ką Hoganas darė vietoj to, kad atsiprašytų arba tipo priimtų kaltę, jisai padavė į teismą tą kompaniją, kuri paviešino tą video ir prikolas tame, kad jis tą teismą laimėjo, nes jis nežinojo, kad jisai buvo įrašomas. Ir prisiteisė $100 milijonų. Čia insane pinigai. Toks buvo, įsivaizduok, Korno saitas eina į bankrotą, nes neišgali sumokėti pinigų tipo Hoganui. Čia, what the hell? Ar su Hoganu, aišku, tas nesibaigė, nes mes, kaip sakome, Hogano dimensija, jis labai daug melavo, visai ką istorijos pradėjo kurti, kad tipo, aš buvau Brock Lesnaro pirmas oponentas, kai jis grįžo, aš tą padariau. Labai daug vardint ir aš dabar tikrai visų neišvardinsiu, bet patikėkit manim, vis labai daug melagis buvo. Ir po visų šitų dramų, kur buvo su seks skandalais, jis 2018 buvo vis tiek sugrįžęs į WWE, nes tipo, pamirštam tą rasizmą, tipo, mums reikia Hulkamanijos, kažkas tokio. 20 metais su NWO pateko į Hall of Fame dar kartą. Ok. Tada pasirodė jo paskutinis toksai kaip pasirodymas per Netflixo premjerą. Hulkas dar yra Trumpo labai geras draugelis, kuris labai reklamavo, o premjera vyko labai anti-Trumpo state, ar kaip jie ten vadinasi. Tai jį tiesiog nušvilpė. Jis dar savo American Beer reklamą bandė padaryti. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai mes matėm Hulką Hoganą ringe. Tai ką galima pasakyti? Hulk Hoganas kaip imtynininkas, kaip veikėjas. Kaip veikėjas. Legenda. Taip tiesa. Bet kaip žmogus, jis turėjo savo tarakonų. Ir tų tarakonų buvo ne vienas, ne du. Tai manau dėl to, kad dėl jo mirties mes galim matyti dabar, kaip buvo tie Ten Bell salutai tiek SmackDown'e, tiek Raw, kad imtynininkai tiesiog stovėjo ir tokio kaip liūdesio ir kad kažką prarado, veiduose nėra. Nes būkim česni, bet teisingi. Jis padarė daugiau blogo būdamas už kadro, negu ką portrėjino, kas yra. Taigi, tokia biški liūdnesnė nuotaika baigiam šitą vidoską. Komentuokite, ar patiko ar nepatiko, ar kažką dar papasakoti, nes kita serija bus tikriausiai apie krepšininką. Čia toks mini spoileris. O dar viena bus apie bičą, kurio team songas labai ikoniškas, bet bičas žiauriai bad guy realybėj pasirodo buvo. Kažkaip labai liūdnai šią video baigėsi. Karočią, chebra. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.